Atiendės prego. Be jokios salotos. Nebesuprantu, ar aš Italijoje, ar aš Indijoje. Hey! It's not possible, I'm sorry. I prefer the small one. Tranquilo. Yeah, more tranquilo. Damn, padarė lavašiuką man. Tikiuosi nesivaidens čia. Komentaruose išgirst, ar būtų norinčių matyti tokias serijas ir ką galvojat, ar turit savo kokių minčių. Daug nefilmuosiu, va kur esu. Čiua. Laukuose. Jo, nu ką, mažai filmuosim kol kas ir varysim pasikrauti kamerą. Nu ką? Nu, šiaip ne taip išbezdėjau vieną batareiką per visus powerbankus. Tai va, žodžiu, nu, reikia rasti maką, sumontuosiu iškart video, pasikrausiu powerbankus būtinai, pasikrausiu techniką, pasikrausiu viską ir judėsim toliau. Stengsimės ištrūkt ir pabėgti į Siciliją. Ir sugadinau, man atrodo, savo tą gertuvę, vandens talpyklą su karštu vandeniu. Išsiskyrė, jaučiu ten mikro plastiko kažkokie dalykai. Nes dabar atsirado skonis tokio plasmasės. Ai, dar orų prognozę gal irgi. Nu, šiandien taip jau matot. Lietuviškas dangus. Nėra šalta, šilta. Tai gerai. Gal net geriau negu ta saulė, nes ta saulė, kai užkepino mama vaiką, tai dabar jau skauda jau porą dienų. Tai žiūrėsim, nu. Dar kremukais netepu, bet visko gali būti. Tai žodžiu, kilometrą 300, ne taip ir toli tas McDonald's. Tai nueisim ir ten viską pasidarysim. Mūsų McDonald's. Čia visai vietoj gavosi tas kilometras 3. Atiendės prego. Žodžiu, belekiek laiko susidegino, yra 4 valandos, belekaip užtrukau montuoti šį kartą. 3-5 minutės dar renderins, pakeičiau frame rate, kad 60 būtų. Žodžiu, kaip visą laiką, užtrukimas. Galvoju neteit pasimt McDonald's, valgyti, nes belekaip jau valgyti. Tai jau čia tą ir padarysiu. Pasiėmiau 2 po eurą kem McChickenus. Nu, tipo, mėsainis su chicken. Be jokios salotos, be nieko. Koks lievas. Žodžiu, rodo, kad valandą laiko kels, tai jaučiu nelauksiu. Dabar kaip tik už 13 minučių bus autobusas vienas, tai parizikuosim biškį iki centro. Centre kažką susirandu, kas geriau biškį, kur galėčiau lengviau įkelt. Reikia suktis kuo greičiau ir važiuoti kuo toliau. Tai va, nu kol kas. Matau, atvažiuoja. Aš nebesuprantu, ar aš Italijoje, ar aš Indijoje. Už manęs indiškai šneka, ten afrikietiškai, ten gali dar afrikietiškai, ten senis irgi šneka kažkokią kalbą. ماشي سوق ما يعطيوا لي انا ندي فين ما بغيتو ماشي سوق ما ندي ماما كاع Ir visą kelią taip. Čia net nebe Italija. Ta prasme, visi kur varo, ten turistus tik tai mato, bet va, kai keliauji taip ir matai jų visą gyvenimą iš šono, tai čia tu daugiau kitataučių negu italų tikrai neįmanoma, neužsičiaupia šneka. Ai, tiesa. Tas italas, kuris sėdėjo šalia manęs, kai filmavau, jam vienu metu užkniso ir jisai taip atsisuko per petį piktai į tą, kur gale mum į pakaušį kalbėjo. Juoktis pradėjau taip lengvai. Tas man taip eina savo, sako, nu tipo parodė, kad užkniso. Sakau, no Italia anymore. Ir jisai taip kratyt galvą pradėjo. Ir po to sakau, gerai, liepu. Sakau, good luck, žinai. Tai jis man taip per petį. Šiam irgi. Žodžiu, čia kenčia tie italai patys nuo tų kitataučių, nes labai čia jų daug žiauriai.
Nu ir ką, mes vėl nepagauti. Ačiū Dievui, kuris saugo mūsų kelionės. O mes jau kitam mieste, Padua. Tai biški smagiau, smagu grįžti į miestą iš užmiesčio. Tai pasižiūrėsim, kas gero čia. Persiški tie kilimai mačiau. Faina gatvelė. Tai va, apelsinų. Orangės reikia eiti pasiimti. Tai čia panašu, kad jisai senovinis toks buvęs. Dar vat išlikę biški. Nemanau, kad čia daryta. Ir čia netgi. Biški jau tokias itališkas gatvelės fainai. Hey, hi. Go, go. I like it. Susigėdo. O. Lemba kaip įdomiai, tarp normalių pastatų aplinkui toks vienas. Kaip raganų namas arba Haris Poteris koks į vidurį gatvės būtų. Hello. Buonasera. I was walking past and I saw the hotel. I wanted to ask if it's possible to me to use a little bit of your Wi-Fi for a little while. Yeah. I just need to upload a video and blah blah blah, just a couple of things. But you are not guest here? No. It's not possible, I'm sorry. Really? To use the Wi-Fi, Only yeah? for guests. Wow, okay. I'm sorry. Okay, no worries. Thanks one more time. See ya. See ya. Taip, su M-kiem lengvai stovi. Kietai, šiaip tai labai kietai atrodo. Nu, antras. Okay. And I'm searching for Wi-Fi. Maybe you can help with this, or? We were searching for Wi-Fi. Wi-Fi. Yeah. Do you have Wi-Fi? Yeah, we have for Wi-Fi. Can you help me a little bit? I need a Wi-Fi. Or Sure, no yeah. problem. If you want, you can sit in the bar here. Oh, all right. Oh. You just sit on the password is the Le Camp Suite. Nu va, čia kaip maloniai priima. Is the name of the hotel. Le Camp. Ah, okay. Okay. Thank you. Nice. Tai va, kaip matot, visur visokių žmonių yra. Vienur leidžia, kitur neleidžia. Kaip ir visur. Yra ir tokių. Bet turi įprasti ir žodžiai ne, nes čia jisai dažnokas. Čia kokie gražus bonzai. Ojojoj, čia netikri. Prigavo. Čia hotelis, bet kaip suprantu, tuos daro masažus. Norėčiau ačiū jam pasakyti, bet... Hey, I wanted to say thank you just. No problem. You helped me. No Thank you. problem. What's your name? Gabriele. Gabriele, nice to meet you. Nice Thank you to very meet much. If you need, we are here. All right. It's massages or saunas? We have the spa inside with the sauna, hammam. After the COVID, it will be difficult to find the girl in the spa. So it's a small hotel, it's boutique hotel, 10 rooms. 10 with rooms? The gym, the spa, the bar. Well, it's 4 stars, man. Yeah, for some. Nice, small. Yeah, good. yeah. Not in London or around in the world. Are you? Big hotel, 300, 200 rooms. Nice. Now,
I prefer the small one. Tranquillo. Yeah, more tranquillo. But you're Italian, yeah? Yeah, I finished my study in London. Ah. I started from London, after I moved to Manchester. From I there love I went to Paris for a period. Paris? Paris, Berlin. Because my wife called me, said, okay, you want to... Enough. Come here, yeah. All right, Gabriel. Thank you. See you. Ciao. Ciao. O, geras žmogelis. Nu ką, dabar planas biški pasiduoti link to A13 ir žiūrėt, kaip toliau klostysis mum viskas. Gerai, po biški tamsta, tai turim suktis. Davai. Nu va, gerai tie komentarai, kai žmonės kažką pasako, nes va, iš tikro pamiršau kažką išverst, pašnekėjau su juo ir viskas. Tai žodžiu, ką jisai sakė, paklausiau, kad ar masažus daro. Sako, ne, nes tipo po COVID daug kas pasikeitė, nes žmonės nebenori liesti kitų žmonių. Tai sako, turim baseiną ir turim saunas porą. Po to pradėjom šnekėti apie viešbučius ir papasakoju jisai, kad mokinosi Londone, studijavo, pradėjo ten dirbti, po to pervažiavo į Paryžių, Berlyną, paskutinio miesto nesupratau ką. Ir tada jam žmona sako, davai gana, grįžk namo. Ir jisai grįžo namo ir dabar dirba čia viešbutė, kuris yra nedidelis, fainas, 10 kambarių, 4 žvaigždučių, viskas aukštais. Nu va, žodžiu, truputėlį small talkas, kaip sakant. Tai va, tokių visokių interakcijų turiu, tai va gerai, kad pradėjau ant krūtinės nešio, tai biški smagiau. Galėsiu parodyti jums, ką reiškia pasmaltokinti su užsieniečiais, kurie faini. Ciukus, kaip jis iš priciukus čia daužo negronius? Žia, amerikano negroni. 6-5 eurai. 6-5 eurai, tai jūs įsivaizduokite. Taigi čia ragas. Išeitume į miestą, tai negrįžtume niekaip blaivi su tokiam kainom Lietuvoje. Labai normalios kainos. Va čia tokios ir turi būti pas mus 12. Aš atsimenu, pas draugą į Vilnių buvau atvažiavęs, nuėjom ten pasišokt biškį į vieną vietelę, tai neatsimenu, ar 13 ar 14 už vieną kokteilį, kur čia 3 gautasi net. Nu tai va, tokios kainos, 3 brangiau. Turiu gas stationą neblogą, tą degalinę, tai mums dabar reikia nusigauti, čia gaunasi 11 km ir matau važiuoja vienas transportas, tai einam, bandysim laiminės. Kitaip tai aš negaliu. Žinau, čia mūsų nėra daug, bet tie, kurie irgi netyčia užklydot ir žiūrit, tai labai norėčiau paklausti jūsų visų, nes man šiandien kilo tokia mintis, tiesiog keliaujant su tais autobusais. Ar būtų kada nors įdomios serijos, kad aš tarkim iš Lietuvos turėčiau nusigauti kažkokią šalį vien tik tai autobusais ir nelegaliai? Ta prasme būtų žiauriai, kaip jisai tas žodis, būtų labai rizikinga, bet būtų žiauriai smagu su autobusais kažkaip nusigauti. Nes yra kai kurie dideli autobusai, kur ten tikrai turi pirkti bilietą ir turi važiuoti ilgus atstumus, o yra tie, kurie mažiukai ir tarp miestelių gali paeit kažkiek, vėl tarp miestelių, vėl paeit, vėl tarp miestelių. Ir taip kažkada nusigauti į kažkokį tašką. Tai va, būtų labai įdomu komentaruose išgirsti, ar būtų norinčių matyti tokias serijas ir ką galvojat, ar turit savo kokių minčių, tai labai įdomu būtų išgirsti. Nors ir mūsų nėra daug, čia net vienos sunkiai čia peržiūrų, bet jeigu kokį sulauktume 100 komentarų, tai būtų čia kosmosas. Tai va, jeigu ką, žinokit. Ne ten nuvažiavau. Autobusas, nu koks gruzas, nu. Užsižiūrėjau į telefoną ir nemačiau, kad ne ten nuvažiavom. Nusipirkau pieno, kuris turi 100 gramų proteino, 0,5 litro. Žodžiu, nespėjau net filmuotas, iš tikrųjų čia su tais autobusais taip filmuoju, čia vieną iš kito iššoku. Antrą kartą bandysiu dabar vėl tą autobusą pagauti, tikiuosi pavyks. Visas šlapės bėgau, vėjausi, dar čia kai durnelis tą autobusą. Pasirodo, ten ne tas.
Nes čia lėtai visi važiuoja, tai čia galima bėgti paskui, ta prasme. Bėgau su ta kuprinė. Visą sukaitau, pasirodo ne tas. Gerai, kad pieno įkaliau, tai bent baltymų gaus biški kūnas. Einam paprikolinti. Žiūrė, parašysiu itališkai. Hello, my man. Hello, my brother. Are you talking English? Yeah. Hey, I wanted to ask, is it possible somehow to earn food from you? You don't have salary money. Yeah. It's okay. Really? Yeah, it's okay. Man, thank you. What's your name? Masir. Masir? Hey, Masir, maybe you know, I'm trying to hop from bus to bus to go to the Sicily, you know? Okay. Yeah, also without the money. And I see that these buses, you see? Here, how I know these? Give me 1 second, maybe asking him, because I am not very good. These buses? Yeah. Okay. You came from somewhere, or you born here in Italy? No. I was in Pakistan, not here. From Pakistan? Yeah. Lithuania? Lithuania. You know Lithuania? Yeah. Really? Vilnius. Vilnius, yeah, man. 15 minus 16 minus. Oh, you've been in winter? Yeah. Yeah. I'm talking 1996. 1996? Yeah. Wow, that's 96? I was 1 year old. Yeah. Man, I was 1 year old. Shit. You also from Pakistan, man? Yeah. Yeah, nice. Lithuanese? Lithuan? You know? What's your name? Nadim. Nadim in Messina. Damn, padarė lavašiuką man. Hey, Messina? Messina. Yeah? Brother. Šitas bičas padarė man valgyti nemokamai. Tai net neįsivaizduoju iš tikro, kur aš Italijoje esu, bet šiaip lempiškai va užėjau, nors šiaip matėt, bet Ifi kebab pizza. Nice. Ir galiu pasakyti, kad tas lavašas toks žiaurus. Pas mus žodžiu yra taip. Pas mus jis traškus ir kietas tas lavašas, o pas jisai toksai minkštas ir viduj belia kaip sultingų, su daržovėm, su padažu. Gal tik tai tą aštrumą būčiau išėmęs, nes biški per intensyvu, bet man dažniausiai taip sekasi va nuo lempos. Sugalvoju va čia, op, ir pasitaiko. Bet tokie undergroundiniai visada, dažniausiai. Atsiprašau. Nuostabu, pavalgęs. Dar autobusą būtų susiderint, dabar būtų uoga ant viršaus. Pukšt. Man atrodo atvažiuoja. Nu svarbiausia nepaprašytų bilietėlio. Sakytų, biliet. Nu davai. Palinkėkit man sėkmės. Buenos Aires, duok kararė? Ai, no. O, dar vienas parpučia. Rovigo. Kararė? Due. No. Sali qua. Aha. Però non in centro. Ok. Thank you. Kažką jisai čia sako, kad ne. Bet bent į centrą. Bet jis tipo iki net šito miesto tipo važiuos. Palikau vandenį. Palikau visą pilną butelį vandens. Neatsimenu kur. Ką aš galiu jums pasakyti? Great success. It's always a great success when you didn't get caught. Visada yra sėkminga, kai nesi pagautas. Džiaugiuosi, nes šiandien pajudėjom nemažai. Mes nuvykom į Paduvą ir iš Paduvos į Rovigo. O nuo Paduvos iki Rovigo vien jau kem 5 kilometrai. Tai super, beveik 100 kilometrų, nu ne beveik, šiam gal kilometrų sujudėjom šiandien, bet pajudėjom. Tai jo, žiūrėsim dabar kažkur vietą įsitaisyt. Rytoj bandysim nusigauti iki tokio miestelio, kur bus netoli greitkelis ir stotelė, kurioje
bus daug žmonių, kurie važiuos į Boloniją arba į Ferrerą, Florenciją. Tai labai puiku, tikiuosi paveš kas nors mūsų. Jau senai važiavom su pavežėju, tai labai būtų fainai, kad kas nors mūsų rytoj sustotų. Tai kelsimės anksti, išjudėsime anksti ir mėginsime užkariauti kilometrus. Tai va, tiek žinių, šiandien tiek iš manęs. Nežinau, ar dar kažką parodysiu. O jeigu ne, tai see you tomorrow, my little viewers. Tiesa, dar norėjau pridurti. Palikau aš tą vandenį, pilną butelį, nenugertą nei trupučio, neatsimenu, ar buvau atsisukęs aš jį iš vis. Man atrodo, nebuvau net atsisukęs nei karto. Bet jeigu viso to kaina yra tik tai vienas butelys vandens, tai žinokit, aleliuja. Ta prasme, geriau negali būti. Tai va, tiek norėjau te pridurti. Koks šviesus tunelys. Oi, nerandu vietos, bet čia radau tokia. Bet čia bėgi iš vienos pusės, o iš šitos pusės apleistas namas prieš gal 1 milijoną metų. Visai vieta. Ir čia gerai švarus būčiau. Jau čia reikia statyti. Taip ir darysim. Tikiuosi nesivaidens čia. Čia tipo iš tikro net bairis būtų vidui mėgo. Oi, čia nieko. Stogo viso nėra. Vandens butelys dar su vandeniu. Nemanau, kad čia turėtų vaidentis. Kažkaip nėra tokio jausmo čia. Nejaukaus kažkokio ar dar kažko. Šiaip gana jaukiai. Gerai turėtų skambėti, gana jaukiai. Čia šitam kambarį svarbiausia nemiego, nes čia tai gali tikrai griūti. Čia iš duris galima bus užsidėti, kad nebūtų garso. Oho. Nu gerai, žiūrkė, tai gal išmesim supuvusę tą. Ta prasme, aš gyvenime negalvojau, kad tai bus. Bet čia visiškas ekstrem. Ir įdomu, kodėl ta žiūrkė čia mirus. Kaip jinai čia mirt galėjo. Ir jeigu ją valgo, tai jinai čia nesenai visai. Taip. Nu, aš kaip sakau, aš visada su Dievu. Bet čia 1 milijonas metų jau nieko nėra, nes taip apaugė, žiūri. Taip apaugė. Girdžiu kačiuką. Girdžiu kačiuką. Arba čia jau dabar pradeda vaidentis. Blia, gal čia tas kačiukas tą ripelę užmušęs. Bandau duris nusimt, kad pasidėt čia daiktam. Būtų, nes ten viskas balta.
Išimu. Aleliuja. Opa. Opa. Gerai, turim ant ko daiktus pasidėti, nes šitie balti visi. O aš jums pasakysiu, kad čia inžinerinis yra lukas. Čia tikroji inžinerija. Tai pradėkime nuo durų. Nežinau, ar matėsi prieš tai, bet čia inžinerinis yra stebuklas, laikantis duris. Nuo garso, nuo traukinių. Beje, čia kai važiuoja traukinys, tai labai garsu. Po to mano palapinė nestovi taip kaip ta, kur persideda taip, kaip piksas. Ir įsistato ir jinai gražiai savo stovi. Ne, pas mane įsideda lankai gale ir priekį. Ir tada ją įtempt reikia ir susmeigt. Tai žodžiu. Nu čia būna tokių lempinių garsių, tai kačiukas, tai dar kažnors, tai pypsi, tai nežinau, nekreipiu dėmesio. Po to, tai todėl ją įtempinėt, o čia kadangi yra grindys, čia yra tos plytelės, tai čia nieko neįsmeigsi, tai mano inžineriniai šedevrai. Šitas yra pagrindinis ir šitas yra pagrindinis. Tai šitas yra prisuktas prie lango. Šitas yra pagalbos durų inžinerijos stebuklų. Čia daryta upgrade'as. Po to yra antriniai. Tai šitas prispaustas su šituo. O tie du prispausti su tais. Ir... Svarbiausia labai daug čia nesitampyti, netampyti jos. Tai ir galima bus miegot. Tai va, o. Tai šitas dar toks tylus, pasakyčiau. Būna čia garsesnių. Tai va. Visas baltas. Kelnes baltas visos. Žodžiu. Durys tarnauja, savo darbą daro. Nu, turėtų gerai būti. Čia dušas bus, o šitam kampe. Ant to stovėsiu, po šito maudysios. Išsiprausiu, išsimaudysiu. Ir jo, ir eisiu miegot. Jau 11. Tai va. Nu, per kamerą man atrodo, čia baisiau atrodo, negu iš tikrųjų yra. Nes dabar žiūriu tai per kamerą, tai kraupiai atrodo, bet šiaip kaip įeini, tai nėra taip kraupiai kažkaip. Tai tikėkimės, nieks manęs čia nesuvalgys ir nieks nenupjaus galvos. Nu, būčiau dėkingas, aš čia tik tai pernakvot ir varau toliau. Tokios tokelės žmonės. Kažkada pat žiūrėjau video, kai va tokiose chatose miegodavo kažkas, dabar pats miegu. Ai, nu jo. Bet kažkaip nebuvo pasirinkimo, kur miegot, nelabai. Arba čia va prie chatos lauke, ant lietaus. Arba jau tada čia. Nu, tai čia gal geriau biškį. Sausa bent. Galima atsipalaiduoti. Nu, jo, atsipalaiduoti tokioje aplinkoje biškį irgi reikia sugebėjimo turėti. Gerai, visai, nu toliau dabar ruoštis ir eisiu gulti.